Atėjo laikas išmokti tarti raidžių junginį TH taisyklingai. Ar žinojote, kad anglų kalboje TH tariamas dviem būdais – dusliai ir skardžiai. Jeigu TH žodį reikia tarti dusliai, fonetinėje transkripcijoje matysite tokį ženklą. O jeigu TH reikia tarti skardžiai, jis bus pažymėtas tokiu ženklu. O dabar iškiškite liežuvio galiuką tarp viršutinių ir apatinių dantų ir švelniai pūskite orą per liežuvį. Jeigu girdite švelnų šniptimą, tai duslusis garsas V. Kaip pavyzdžiui žodžiuose think, three, thin, math. Dabar iškiškite liežuvio galiuką vėl ir pūskite orą su garsu. Turėtumėt jausti vibraciją gerklėje. Tai bus skardusis garsas V. Kaip žodžiuose this, that, brother, mother. Puiku, namų darbams praktinė užduotis. Išmokite gražiai pasakyti šį sakinį. Their father told them the truth. Their father told them the truth. Like and subscribe.